Taip jau susiklostė, jog pastaruoju metu turime daug gerų naujienų apie Klaipėdoje vykstančius arba planuojamus įvairius aplinkos ir viešuosius poreikius tenkinančių objektų statybos ar atnaujinimo darbus. Klaipėdos centrinis stadionas – viena iš tokių vietų. Juolab, šis objektas yra vienas seniausių ir svarbiausių sporto objektų ne tik mūsų mieste, bet ir šalyje. Šiai turtingai savo istoriją ir reikšmingą vaidmenį uostamiesčio sportinėme gyvenime turinčiai vietai planuojami modernizavimo darbai. Tad pravažiuodami atsinaujinančią sportininkų gatvę, pasižvalgykime po centrinį Klaipėdos stadioną. Kadangi jau paminėjome turtingą istorinę praeitį, prisiminkime kelis faktus. Juolab neabejingi mūsų kanalo žiūrovai prisideda ne tik patiktukais, komentarais ir žinoma kanalo prenumerata, už ką esame dėkingi, bet ir pasidalina naudingomis nuorodomis ir asmeniniais prisiminimais apie Klaipėdos istoriją. Tad inspiruoti tokių prisiminimų ir žiūrovo atsiųstų citatų iš Jono Totorio knygos Senoji Klaipėda, pradedame šį video nusikildami į XIX amžiaus antrąją dalį, kur 1872 metais istoriniuose dokumentuose minima, jog penkiakampio formos tvirtovė su paternomis pilimais ir grioviais, taip vadinamas miško fortas, jau pastatytas, o 1888 metais jis susprogdintas. Tad jau 20 amžiaus pirmoje pusėje, o tiksliau 1921 metais, buvusio forto vietoje buvo baigtas statyti stadionas, kuris tuo metu buvo didžiausias ir moderniausias Lietuvoje. Jame buvo 4 futbolo aikštės, lengvosios atletikos sektorius, o dalis forto pylimo pateko po tribūnomis. Sovietmečių stadionas buvo žinomas kaip Žalgirio stadionas. 1964 metais jis buvo rekonstruotas, siekiant surengti finalinį TSRS antros lygos turnyrą Klaipėdoje. Rekonstrukcijos metu buvo išplėstas sėdimų vietų skaičius, pastatyta stoginė ir stadionas aptvertas mūrinė tvora, pastatyti apšvietimo bokštai ir švieslentė. Nuo to laiko stadionas palaipsniui buvo atnaujinamas. Įrengta moderni apšvietimo sistema, renovuotos vidaus patalpos, įsigyta modernesnė švieslentė. O 2021 metais buvo pakeista dirbtinė danga, atitinkanti tarptautinius FIFA reikalavimus. Svarstama apie stadiono modernizavimą ir pritaikymą antrai UEFA kategorijai, įrengiant VIP sektorių, gerinant sąlygas žiniasklaidos atstovams ir neįgaliesiems, bei atnaujinant vidaus patalpas. Šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbė viešąjį pirkimą dėl futbolo maniežo su oro kupolo projektavimo ir statybos darbų. Taip siekiama sukurti aukštos kokybės sąlygas treniruotėms ir varžyboms ištisus metus, nepaisant oro sąlygų. Planuojama, kad kupolo aukštis nuo žemės su atraminė sienele sieks 25 metrus. Visa konstrukcija bus projektuojama taip, kad atitiktų ES dizaino standartus ir užtikrintų saugumą bei patogumą tiek sportininkams, tiek žiūrovams. Skelbiama Klaipėdos savivaldybės internetinėje svetainėje. Akivaizdu, jog Klaipėdos centrinis stadionas išlieka svarbiu sporto ir bendruomenės centru, turinčiu didelę istorinę ir kultūrinę reikšmę miestui. Na, o mes tikimės, jog nepamiršite palaikyti mūsų kelionės po gimtąją Klaipėdą savo patiktukais ir komentarais. Ir iki kitų kartų.